privers stabtelėti nuo kasdienybės rutinos ir pakelt galvą į angelo veidą, į angelo rankas, į angelo sparnus. Que le Seigneur bénisse cette statue et qu'il aide chaque famille. Amen. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Dabar jau galėjau, dabar tikrai pašventintas. Dabar galim parašyti. Que le Seigneur bénisse cet ange qui chante dans notre cœur pour la louange du Seigneur. Amen. Linas Žurauskas. Mano angelas buvo palaiminimas. Aišku, malonu buvo prisidėti prie tokio gana didelio ir nuoširdaus darbo. Ir labai didelį įspūdį padarė bendras dabar vaizdas,
kadangi tikimės, kad šis angelų takas ir šie simboliai taps kiekvieno žmogaus pamils širdis ir jausimės šioje erdvėje tikrai dvasiškai. Vaidas Šeškevičius. Mano angelas tikėjimas. Ačiū už gražią šventę. Povilas Namavičius. Mano angelas vadinasi Santarvė, jisai čia visai netoli yra. Ir ten yra tokie žodžiai, man ir tau, aš dadėčiau ir mums visiems. Tiek. Arūnas Anslavičius. Mano angelas meilė. Linkiu visiems tikros meilės ir kad jį visą laiką rusentų jūsų kiekvieno širdyje. Laimės ir meilės visiems. Ignas Sakalauskas. Šiaip darėme kartu su broliu, jo dabar nėra, bet angelas yra pats pirmasis ir tikimės, kad atneš jums gerą žinią. Nerijus Laukaitis. Mano angelo pavadinimas Taika. Jisai pats pirmas arba pats paskutinis, čia priklauso nuo to, kaip pažiūrėsi. Ačiū dar kartą Algimantui už galimybę prisidėti ir būti vienu iš kūrėjų čia, būtent šiame take. Ir linkiu visiems taikos. Aidas Andriekus. Mano angelas gyvybė ir labai gražu buvo dirbti ir šiandien gražu. Edmundas Krečmanas. Mano angelai yra kūrybos ir dvasios ramybė. Taip pat norėčiau padėkoti Algi, kad pakvietė tokį projektą dalyvauti. Tai man buvo pirmas kartas. Ir tikiuosi, jis bus vykęs taip ir toliau. Edmundas Daunoravičius. Mano angelas yra pasiaukojimas. Aš taip pat norėčiau padėkoti Algimantui Sakalauskui už galimybę prisidėti prie šio gražaus projekto. Mūsų tarpe nėra Tomo Stambrausko jau išvykęs, jo vilties angelas. Taip pat minėjau Vytenio Sakalausko, jisai šiuo metu Suomijoje. Ir visų viršūnių autorius, kalvių kalvis Ričardas Grekavičius. Prašau. Kiek esam su Algimantu sukūrę projektų bendrų, visi jie yra nuostabus. Pats buvimas šalia Algimanto yra nuostabus momentas. Ir norėčiau tą progą jam netgi pačiam angelą turiu paruošęs. Šį kuklų angeliuką aš skiriu Algimantui. Galbūt ir visiems. Ačiū. Ačiū. O aš noriu pristatyti savo angelus, bičiulystės ir dvasios stiprybė. Kadangi vis jau tiek perminėti vardai, net galima susimaišyti. Taip, iš tikrųjų tai nuostabi akimirka. Pats procesas yra įstabus to, kad yra galimybė prisiliesti prie šio tako. Pats žodis trakai, tai yra trakas. Takas į ateitį, į mūsų pažinimą, į mūsų ženklus. Nes jeigu mes turim ryšį su savo praeitimi, su savo protėviais, mums garantuota ateitis. Tad būkime tvirti, atstatykime tuos saitus, kurie per laiką pamiršti, nutraukti. Kaip žodis Lietuva, susiliekime galutiniam kelionės tikslui visą pasaulį pažadinti.